Vandut, ką tu naujo pamatėjai per tą laiką? Aš daugiausiai noriu kalbėti apie ateitį. Aš nenoriu, kas buvo ar yra kalbėti. Bet dabar su traktoriais suvažiavo žemdirbiai, negi nepakalbėti. Bet dar yra vienas labai didelis streikas irgi bus. Čia kaip ir vis tiek kažkokį kauliuką gaus, aišku, tie traktoristai, bet jis per mažas vis tiek bus. Ką gaus, nes jie su nieko nesivėlina, jie mandri, čia mūsų nesipjarinkit, stovi kaip pabučiuoti. Ne, biški gaus, jie gaus, bet paskiau bus labai sunku, kad jau vis tiek globalistai nori labai visus į badą įvaryti, kad tuos skėrius, paskiau konservus tuos siūsti, kad čia ėsti nebūtų. Tai ką, pirmoji eilė ūkininkus, reikia ūkininkus prispausti. Dabar, aišku, biški kaulą numes, nes vis dėlto jėga, vis tiek kaip ten bebuvę, galime galvoti, ką norim, jinai yra jėga. Bet, kaip aš matau vizijoje, labai bus didelis streikas. Ir technika labai didelė matau, ir labai daug žmonių matau aš. Daug tiesiog žmonių. Lyg tai pavasario laikas, kad jau pavasaris, jau ne žiemos laikas. Ir matau, kaip policija tampa išvis beviltiška, nusilpdyta tiesiog. Kas dar kažką bando, bet greitai į kažkokius griovius, į kažkur krenta tie policija. Ir tada labai stipri veržėsi jėga, žiauriai stipri jėga. Ir kaip ten bebuvę, vis tiek nebus pagal valdžią jau. Kaip nori, taip sakykit, nes ateina penktas tas perėjimas. Jau jis po biškį vyksta, tik mes dar kol kas nejaučiam, kadangi pikti esam vienas kito apiplėšti, kad tik tai ten tratuarai nieko nepadaryta iš tankų, kai važiavo, praeitų laikų kabinėsis, dabar būk tai traktoristai, matai, padarė, kad, žinai, visur padaryti dar tą pinigą sušikta. Koks dar vyksta pyktis vienas su kitu, kas važiuoja, nori kažką gauti, kažką padaryti, kas jau naudą skaičiuoja, jau čia nauda. Kur kažkada tai gal tankai, kai pravažiavo, kažką ten subrėžė, kažką padarė, tipo dabar kaip lengvai tą, žinai, pinigelį sugrėbti. Davėgi leidimus, tai prie ko čia? Bet vis tiek jau kažkas meruoja, kaip nori, taip sakyk, pats išgirsi. Meruoja, viską žiūri, kad tik kažkam tas, o kam pinigelis iš organizatorių nuplėšti jau svajoja. Tai kokia čia meilė, dabar pasakyk, kada mes ką vis gerą turėsim, jeigu tuoj pat į tą pinigą. Paimkim tos verslininkus, duoda tą pensiją, tuoj kelia visur kainas maksimum. Kur nori eik, visur didėja kainos. Ir patys paliks be nieko. Maksimiečiai, valdininkai su Seimu susiryšę, kartu ten dalinatės, bet paliksit be nieko, Seimas tipą kelia, bet kartu dalinimasis tų didžiųjų parduotuvių visų, toj keliamos kainos. Taigi liksit be nieko, pradėkime žmoniškiau, meilė yra jau žmoniškumas, atlaida, gyvenimas tik ryt. O ne tai, kad aš Kazimierą Juraitį pakratysiu ir jisai man išklos ten pis pačkom pinigus. Tai čia ar tai meilė? Čia yra, o gal tu jo brolis, gal tėvas, gal sūnus, gal trys padavė tau Dievas skaičius, kad mes esam broliai sesės ir mylėti vienas kitą. O dabar juolab, kaip einame į 5. perėją. Iš kur jūs žinote, brangieji visi verslininkai, visokie prokurorai ten, ar teisėjai, ar juristai, kad jūs visą laiką taip ir gyvensite. Ką jūs žinote apie rytą? Kodėl jūs taip žiauriai elgiatės su savo artimu žmogum?
Todėl aš tam šiukšlyne tikrai nenoriu kapstytis, nes nematau meilės čia jokios, nei prabundant, jeigu ir bando, tai tie šilti žmonės, jie ir išeis iš šviesų labai kelią, kurie dalinasi, viens kitam padeda, senutė serga, neša sriubas, kotletą, ką nors, kažkaip bando tą širdį pakelti savo į tą šviesą, kažką daro. Jūs nebijot, kad liksite prie tų tsunamių, čia prie tų visokių drebėjimų, prie tų šalčio, prie tų bankų griūčių baisių. Kad nebus nei cento, kodėl reikia taip žiauriai visada netikėti kosmosu savo Dievu ir kad kosmosas čia valdo. Aišku, mus seka dabar, labai stipriai seka, tegul jie būna inoplanetenai, bet jie neleidžia skriausti, jau senai būtume mes nuskriausti. Tikrai pasakau, Kazimiera Juraitė mane taip irgi nežiūrė kaip į kažkokią išprotėjusią, bet tikrai aš tau aiškinu, kad mus seka čia inoplanetenai, neleisdami mus nuskriausti, ypač šiltųjų žmonių, geriečių. Supranti, vis tiek neišeina niekas globalistams. Tu pastebi, juk senai mes būtumėm sutrinti į tulkę, tie visi, tokie kaip tu, aš, visi tie geriečiai, tie kovotojai, tokie už liaudį, už viską. Jeigu nepadėtų kosmosas, inoplanetenai, ten yra ir į mus labai panašus, ne vien tie tokie su tokiom akim, su metali kažkokie tai, bet yra ir į mus ten panašių labai, kurie kovoja dėl mūsų su tais drakonrot, kaip jie, reptiloidai, su jais labai dabar vedama didelė kova kosmose. Čia vienas kitą irgi įsismaugs, įsižudys drakonais tie reptilijos, kurie tikrai yra. Greitai ateisim į gėrį, nes pereinam į 5. perėjimą. Pati matau, kai bėga, tiesiog bėga nuo kalnų, stipriai bėga arkliai. Labai daug arklių. O paskui juos, žiūriu, bėga visi raguotieji. Taip skuba, taip bėga kažkur tai. O iš viršaus žalia tokia lyg į drakoną, bet žalia spalva ir žalia šviesytė tokia eina, o paskiau labai stipri šviesa eina. Greitai, tikrai perėjimas jau, jaučiu ir daug kas jaučia, kiek pakalbu, kad jau greitai. Jau greitai mus jau pradėjo gydyti. Anksčiau mus valė, buvo kojų skausmai, buvo visokių sąnarių, galvos, kraujagyslių, širdies. Buvo stiprus kokių 3 metų valymas. O dabar tiesiog mus gydo. Irgi, juk nepagydys ligos prisilietus, gydo mus. Gydo, skauda, daro, gydytojai neranda ligų, biškį apmalšina kažką, bet vėl ta liga, kiek aš kalbėjau. Nieko neranda, kadangi bus nemirtingumas, jau nebūsim iš pelenų. Dabar gimstam iš pelenų, žmonės iš žemės, kaip tik iš pelenų. Todėl yra mirtingumas didelis, ligos ir panašiai. Bet pereiname tą šviesą. Jau kita mūsų visiškai bus organizacija iš vidaus daroma ir iš išorės organizmas, kur darys nemirtingai. Tai kalbėkim mūsų mielieji seimūnai, mūsų prokurojai, teisėjai, biški pradėkim keistis, biški tą meilę iššokim. Nedarykim tų skubotų išvadų su tais užšiktais pinigais, kad tu mokėsi tiek dabar jopšikmat, nes tu tą kalbėjai, dabar tą darysi, tiek sumokėsi dabar. Juk nemokėsi jokiai valdžiai, juk viskas išeina po kišenės. Žmonės viską mes žinome, biudžetas amžiais kiauras. Galvokim apie kiekvieną jau žmogų, jeigu įlindom į kažkokias tai valdžias, reikia biškį jau mąstyti. Juk norit ir pajaunėti, ir pagražėti, ir meilę dar labai didelę turėti, ir grožį. Visi mes to norim, juk mes ir eisim į tai. Kaip jūs tada sutikę į mane žiūrėsit visai kitom akim, o dabar vis prie smilkinio su pirštu rodote visokias nesąmonės apie mane.
Aš gryną tiesą jums pasakoju, ar aš viena tai matau, juk negali kolektyviškai vienodai žmonės matyti. Nu, nebūna to, kad visi vienodai kažką mato. Tie ekstrasensai, visokie būrėjai, ar taip kokie žmonės biški platesnė, siauresnė turi aurą. Nu, jie tai daugiau mato. Nu, bet gerai, o tai būnagi šizofrenija, pavyzdžiui. Šizofrenija, kada žmogus ką nori matyti, jis nori tą matyti ir iš karto mato tą, tai čia yra liga. Nu, gerai, bet žmonės, kurie nei iš šio, nei iš to mato, nei iš šio, nepasikvietę, o tie pasikviečia visada liga. Pakviečia viską tai ir tai matyti. O kada tu nei iš šio, nei iš to gauni tuos visokius matymus, reiškia, pats tavė yra kažkoks leidžiamas iš kosmoso matymas. Ne, bet daktarai pasakytų, haliucinacija. Nu, čia faktiškai, čia yra faktas, aišku pasakytų, čia grinai tai ir yra, kad patys nieko nematydami, bet pagal teoriją mokosi psichiatrai, gal nervopatologai ne, bet psichiatrai tikrai tai pasakytų, už tai, kad jų toks, jie mokėsi į tai. Tai yra faktas, teorija. O dvasiškai yra visai kitas dalykas ir dvasiškai yra, taip yra šizofrenija ta liga, jinai yra labai sunki ta liga, aš pasakau atvirai. Bet tie žmonės mato taip, bet jiem reikia būtent riaumojimą, kažkokį tai baimę matyti, jiem geriau miegoti, jie labai miega eina tie žmonės, kurie turi šizofreniją, nori miego, jie yra tokie labai, žiūrėti į vieną tašką mėgėjai, musę, pavyzdžiui, mato jau taip, maždaug taip, yra tokia liga. O yra dvasiškumas. Bet gal čia ne liga, gal jie tikrai tą mato, riaumojimai, gal viskas ir egzistuoja? Gal aš nežinau, gal aš sergu, jie neserga, nesvarbu. Bet aš žinau, kad jau pagal kitus, jeigu mes vienodai matom, mes negalim sirgti tą pačią ligą vienodą. Mes, reiškia, kažką matom, aš taip skaitau daug pusė pasaulyje, labai daug ekstrasensų, visokiausių žmonių tų, kurie prie to einantis mokosi, žiūri, jie daug ką mato, panašiai visi mes matom. Tai kaip mes galime kolektyviškai, dabar tu man pasakyk, sirgti? Ką? Kai tvirtina nuo ryto iki vakaro kokią nesąmonę. Ne, čia yra teoriškai, mes jau apie tai kalbėjom, bet aš tau dabar kalbu apie faktiškai, dvasiškai, kas yra. Ir žmonės, kurie yra nekantrus, jiem sako, kada tada bus. O Dievas kažkodėl tai mus prašo kantrybės. O kodėl prašo? O todėl, kad jam kiekvienas yra jo vaikas. Ar tai žudikas, ar tai pedofilas, ar tai mes, tai teisingieji čia žmonės. O pedofilas įteisti į tą, į aną. O pedofilas yra dėl mūsų labai nemalonus dalykai. Pedofilas. Ir jį taip, jie naip. Oi, tie žydrieji, bet jie tai nieko blogo nedaro, jie myli vienas kitą. Ir koks mūsų reikalas, tu dabar man pasakė geroji, mes turim viską teisti. Ne teisėjai, o mes visur. Ne Dievas, o mes visur teisėme. Ane? Ir nenuteisėme, ir mum tokia pyktis, nervai ima, koliojimaisi ir visokie dalykai. Kazimieras Juraitis, kažkam nepatiko šyką perdžia ir prie lovos tiesiog neprileidžia, tie riksmai, nervacijos ir dar, o pasakyk, ar Dievą, kaip jis Dievą tiki. Ne, jis šyks, jis teisybių ieškotojas, jis teisingai tą vandą suka. Tarka sena, visokia bjaurybė ir panašiai. Jau tuoj mane teisti. Jei tu myli, jei turi Dievą, tu mane paimk ir nekreipk į mane dėmesio, jei aš nepatinku, atleisk man. Ne, mane toj teisti, toj Erika Švenčionienė toj teisti visokiais būdais, lyg jis žino tiesą, kad jisai šika dabar ant savo artimo žmogaus.
ant savo motinos, ar savo dukters, ar savo sesers. Mums paliko tokį įstatymą, kad mylėti vienas kitą, bet mes nemokam mylėti. Mes Dievą tikime, einam, duodam aukas, kaip bonžui tam Dievui, pridedam pilnas tas terbas pinigėlių ir mes jau viską padarėme. O tave tu dviesk, nes tu šlykšti man, tu kekšė, tu padla, tu visokia, tu sterva, Šimonytė šiokia tokia ir anokia vyžgaitis, ten kažkokia kita tokia. Čia kiekvieno yra gyvenimas ir kiekvieno reikalas. Aš skaitau, jeigu davė likimo, mes tą likimą patys ir nugyvensim, kiekvienas iš mūsų, kokie mes bebūtumėm. O teisti mes neturime teisės. Teisti nieko, jeigu mes dabar einam į 5. perėjimą, mylim dabar kiekvieną žmogų kaip pats save, nieko neteisdami, čia jo likimas, mano likimas, Šimonytės likimas, likimas Švenčionienės, likimas Putino, likimas to, likimo ano. Nu ir neturime mes į kiekvieno likimo niekur lysti. Jeigu ir nusikaltom yra ant to advokatai, teisėjai ir panašiai, jie teis, bet ne tu pasiryjusi kokio alkoholio ar ko sterva, kur šoki į tą erdvę ir šiki savo artimą žmogų, o paskiau šauki, kaip tu Dievą myli, kaip tu tikrai esi šilta, šventa ir panašiai. Nėra viena šventa Marija mergelė buvo, Jėzus Kristus vienas šventas, mes visokie esam, ir tokie, ir šiokie, ir anokie, bylės stengiamės atleisti kiekvienam žmogų mylėti, padėti, kas šventa gamtai ir gyvuliui ir panašiai, jau mes turim šviesą. Mes esam šviesus, o ne teisėjai. Mes negalime likimiškai dabar visus teisti. Čia tas tą daro, tas tą daro. Tai va. Todėl aš šiandien ir kalbu apie tai. Einame jau į perėjimą. Ranką paduoti, jau tikrai einame. Pradėkime šitaip, kaip prašau, nes visus tikrai myliu, ar blogus, ar gerus, visiems atleidžiu už viską, už savo blogą elgesį, už savo blogas kalbas, už savo bjaurių šlykščius pasakymus ar sakymus, kas patinka ar netinka, atleiskim kaip galima, nes kolektyviškai daug kas jau tą visą mato, ne aš vieną matau. Ir duodam vienas kitam ranką ir keliaujame į ateitį kartu visi. O ne šikdami vienas kitą ilgiau stovim. Ilgiau mūsų Lietuvai nesiseka, mūsų engia ilgiau viskas su mumis vyksta. Norim gražesnio gyvenimo, to, ką net neįsivaizduojame. Labai stenkimės. Pagal žmogų, mylėdami vienas kitą dabar. Tai tokia yra stengimasis, o ne niekindamas vienas kitą. Nu tai pasakyk dabar tą perėjimą, mes su Erika Švenčionė kalėjime sulauksim ar laisvėje? Jūs kalėjime išvis nebūsite, baig čia nusikalbėjęs, nebūsite jūs kalėjime, jau greitai perėjimas eina, kaip tu, nes iš tavęs daug atimta paimta, tu turi pereiti jau į perėjimą. O Erika yra nuostabus irgi žmogus, ją myli Dievas, kaip nori taip sakyti, jinai kantrybė. Jinai kantri, jinai tvirta ir jinai vis tiek nebus tų prezidentų. Mielieji, jūs mano, jau keičiamės į kitą ir nereikia galvoti apie, o Vaitkui daugiau apie jį galvoja, o apie kažką mažiau galvoja. Kundrotas irgi jau greit išeis, jisai tikrai išeis greitai iš ten, išeis ir Paleckis. Jau kalėjimai tikrai tik bus tie, kurie ne kalėjime, o taip išnaikinti, kurie daug blogo darė ir sėdi kalėjimuose. Tie. Nes kiekvienam reiks priduoti savo pamokas. Jau visiškai jau pridavinėja daug kas savo pamokas. Buvo tas, dabar visai kitai paliko, tapo. Tiesiog buvo turtingi, tapo biedni, be nieko. Reikia į tai atsižvelgti, viens į kitą pasižiūrėjusi ir keistis. Vis tiek prievarta bus priversti keistis mum. Visi turim keistis.
Kol nesikeisime, tol ir vargsime. Čia nei ūkininkai, nei niekas nepadės. Yra irgi jėga. Kiekvienai žemė duota yra, kaip gyventi, ką daryti ir kaip. Galime, ką norim, galime čia streikuoti dabar. Pirmoje eilėje turi meilė viens kitam būti. Dabar traktoristai tie važiuoja, o vieni šaukia šaunuoliai, tiesiog džiaugiasi, o kiti mum tą daro, mum aną, ar koks pavydas, matoj, už valdžios pinigus prisipirko traktorių ir dabar nori pavaidinti į Vilnių atvažiavę. Nu, a čia dora. Ar čia gera, nu koks kieno reikalas, kas ką pirko, kas kaip. Nu į faktiškumą dabar į šią dieną žiūrėkime, o ne kažką apskaičiuokime amžiais. Kam tie apskaita, tas apskaičiavimas ir panašiai. Labai mane tas viskas trikdo. Pasakau atvirai, mielasis mano Kazimierai, apie Lietuvą. Nu, aš tikiu, kad Lietuva išliks, viskas eis mums gerai, bet biški keiskimės visi, nejuokaukim jau, keiskimės. Vienas į kitą gerą pusę, nutilėkim, jeigu kratulys jau paim, pajuskim, nutilėkim kažkaip tai. Tyla gera byla. Paskiau matymas ateis, kitoks supratimas, sąmonė kitokia. O dabar ką tie pavydai, tie kratuliai, ką jie duoda, ar jie milijoną išlošia mes. Apkeikdami vienas kitą, ką gaunam, kokius naudas didelis, nieko, špygą, tiesiog špygą gaunam. Nebent kvaila šlykštų pasitenkinimą nematomom, bet tik tiek, daugiau nieko tu negauni. Ir aš prašau, vis tiek reikia eiti į keitimasis, visi keiskimės jau, kuo daugiau keiskimės. Aišku, daug kas stengiasi, daug kas keičiasi. Mums atrodo, kad mes Lietuva visi tokie pikti, ne. Labai daug kas, net medicinoje dabar žmonės keičia, bet nėra tokia sistema, nieko negali padaryti, tiesiog surištos rankos dabar. Ir jeigu ta sistema mokytojo yra, niekur tu neišeisi. Dabar yra visam tiesiog kaip šventas dalykas, ne Dievas, ne. Viskas yra tik pinigai. Ne taip. Tik pinigai. Tai va, todėl ir žinokim tai. O kol kas dabar, ką aš linkiu? Aš linkiu tik tai vienintelio, kad keistumėm. Keiskimės, mylėkim vienas kitą. Nes tada atsisuks į visus ir vaikai mūsų, ir mūsų giminės, kokia kančia ir sunkumai eina šeimuose su vaikais, su giminė. Pjautynės, pykčiai, neapykantos po 30 metų nesikalbame vieni su kitais giminėje, nešiodami vienodą, bet skaitykim kraują. Kokie esame pikti ir nežinom dėl ko. Dėl to, kad esame neapykantoje amžiais čiutkas. Pasitelkim kosmosą, mokam pasitelkti kiekvienas Jėzų Kristų, paprašykim, nemokam, neišeina. O ne eurą padėkim ir 1000 laukim iš dangaus, kad nukris. Ne. Mintimis kalbėkime su mokytoju, kad per širdį gautumėm atsakymą. Tikėkim tik širdies balso, netikėkim tos psichologijos, kur veda mūsų amžiais į paklaidą. O ir ta, bet tuo amžiais su tuo faktu. Faktininkas. Ir ką gauni per tą savo faktininką, kad tu faktininkas. O aš matau, tikiu, nematau, netikiu. Bet dabar tau būtent reikia kalbėti su mokytoju Jėzų Kristų. Grynoje su šventasis Viešpatie mokytojau paklaidoj. Nežinau už ką ir dėl ko, gal ir pats kaltininkas. Šventasis Jėzau Kristau, padėk išeiti iš tos paklaidos, juk tu mano mokytojas esi. Ir aš, ir mano šeima, ir mano giminė, visi kalti, dabar kenčia,
Ką man daryti, mokytoja? O aš tik tai atsiremiu į tavo krūtinę, tave apkabinu ir atsirėmęs į tave prašau ir klausiu, kur rasti tą, ne 3 kelius, o vieną. Tiesiog vieną tą išeities kelią. Kodėl tu taip negalėtum melsti mokytojos, o ne tėve mūsų, kur esi babadaguja, įdedi 10 eurų. Lyg tai tėvas, mūsų dievas yra bonžas, lyg padės tai kas. Niekas tai nepadės. Yra vienintelis prie puodų sėdėdamas, po tiek gauni kosmoso, vaikščiodamas su šuniu po miškus, grabaliodamasis kažkas toj gamtoj. Kodėl negalim per kosmosą biškį, per Jėzų mokytoją, šventąjį viešpatį pabendrauti būtent šiuo laiku? Nebus tau nei ką, nespės, čia visai kitaip einam jau. Brangusis mano, kad širdimi viską girdėtum, o ne makaulę. Supranti, tik širdimi. Ir tada pajusi, kad tavo ramybė, kad tu gauni geras informacijas. Kaip atrodo stebuklai, nes Jėzus Kristus ir yra stebuklas. Ieškok dabar stebuklo. Brangusis tu mano Kazimierą Juraitį. Tai va taip. O mes dabar turime būtinai į Lietuvą įvesti ir Seimas, ir visi visur įvesti meilę jau, o ne vaidinti, kad mes mylim, o to iš užpakalio peilį jau įsmeigiam į nugarą. Nevaidinti tą meilę, o atlaidą. Išvesti kiekvieną artimą iš to klaidaus kelio. Pagalba, nors smulkmeninė kažkokia, bet jinai jau bus didelė ta pagalba. O taip mes turime jau daryti. Mūsų yra labai mažai, mes esame mažiukai skaitomės. Nelyskim, kur niekur dabar mums nereikia, nieko mums tą nepadarys blogo, tą jau mūsų Europą, nes jinai jau eina į praradimą. Tik nebūkim pripratę daryti, ką kalba Europą. Dabar darykime daugiausiai iš širdies. Negalime, nors tyliai kažką padarykim. Ir to bus labai daug. Aišku, suprantu, kad Europą surišus rankas, aš viską tą suprantu ir tam Seimui, ir daugam. Bet juk jie irgi negali, nes jie yra, toj bus teisiami, jam pasakė, toj gazdinami. Jie negali kitaip. Aš tikrai tau sakau, jie yra ir tas mūsų gražuolis aukštas, prezidentas mūsų gražiausias, aukščiausias. Negali kitaip, nepavirs žemaitis, geras žmogus į va tokį, kur dabar yra. Jį per prievartą paverčia, Jėzau Kristau, brangusis mano viešpatė, šitą tokį gražų, aukštą žmogų. Ir nieko nepakeisi. Dabar tokia sistema, jinai yra stiprim. Visi nori, kad vaikai gerai gyventų, visi nori, kad prisivogė daug kas, kad gerai viskas būtų, o ne kalėjime atsidurtų. Aš viską tą suprantu. Ir eis iki paskutinio, nieko negaus, gabaliuką kažkokį gal numestėm tą traktoristam, čia viskas kažkokia, tai panašu daugiau į paradą kažkokį, į kažką, tai kol kas žinai taip, nes galbūt jie ir bijo jau ten taip stipriai kažką, neįsitikinę tie traktoristai, bet bus dar vienas labai stiprus ir liktai kaip pavasarį. Gali balandžio mėnesį būti, gali kovo mėnesį, kažkoks stiprus. Kad daug bus ir žmonių, aš matau, ne vien tik tai technika, bet bus ir technika didelė. O galbūt, jau rudeniop netikiu, nes ir bankai jau tada bus labai jau rudeniop kitaip eis tas gyvenimas. Matysim. O dabar taikos, ramybės, meilės visiems, sveikatos, ramybės jūsų visų Lietuvos žmonių namams, kad ateitų šiluma ir šviesa, didžioji Jėzaus Kristaus, drakono metų žėrėjimas žaliojo, tokia graži spalva, drakono metų žaliojo švytėjimas kiekvienuose namuose
Ir pradėkime jau tikrai mylėti, kuo labiau mylėti, nors tyliai, nors kažkaip tai padėti viens kitam, juk mesgi nedurni, žinom, kad surištos rankos daugam ir reikia ir vaikam, ir visiems reikia niekur nepakeisi va to gyvenimo. Bet nors kažkaip pradėkime atleisti, mylėti ir padėti vienas kitam, kaip galėdami tyliai, netyliai, visaip, kažkaip atleisti vienas kitam su kažkokiom pagalbom. Atleiskit man, jeigu kas buvo ne taip. Taip, kad aš visus myliu, visais gerais mūsų darbais labai džiaugiuosi. Traktoristais tikrai labai džiaugiuosi, labai myliu, labai viską. Nu, kai bus jau ne man spręs, ne niekam, bet vis tiek šaunuoliai jūs, šaunuoliai traktoristai, vis tiek šaunuoliai. Ačiū jums, ačiū visai Lietuvai, visiems geriems žmonėms dėkoju aš.